Sveiki, pristatau Jums galimybę koreguoti PVM tipus pagal Jums tinkamą ir norimą eiliškumą. Tai keliaujame į nustatymus, pasirenkame PVM tipų skiltį ir pasižiūrime, ar mums tinkamas toks eiliškumas, pagal kurį susidėjome PVM tipus. Standartiškai, kuriant sąskaitą, yra siūlomas kaip standartinis pirmasis eilėje PVM tipas. Tai kadangi, pavyzdžiui, mano prekės yra standartiškai parduodamos su PVM 1 tipu, 21%, man nėra patogu PVM 25, kad būtų siūlomas kaip standartinis. Aš pasiimu ir 6 taškų pagalba pasikeliu PVM 1 į pirmąją vietą. Tokiu būdu, kuriant prekes, kuriant sąskaitas, man nereikės kas kartą iš sąrašo pasirinkti PVM 1 tipo, jis man bus siūlomas kaip standartinis mano prekiam taikomas PVM. Žinoma, jį galėsiu keisti sąskaitos kūrimo momentu ir pritaikyti kitą pagal tuo metu parduodamą prekę. Tai išsaugome nustatymus. Ir dabar sąskaitos kūrimo momentu PVM tipas man yra siūlomas 21%, tai PVM 1, kurio pagalba man jau nebereikia papildomai pasirinkti šiame žingsnyje kito PVM, nes yra rodomas būtent šitas man tinkamas PVM tipas. Tai gero naudojimo.